Gyvename sudėtingų laikotarpių, ypatingai šalta žiema, sudėtinga ekonominė situacija, todėl mes vaistininkai dažnai girdime net iš jaunų žmonių atsiliepimus. Trūksta energijos, jaučiu mieguistumą, nuolatinį nuovargį, sunku susikaupti. Džiugu, kad mes namų vaistinėlėje galime rekomenduoti preparatą Silvital, kuris pasižymi tonizuojančių, imunitetą stiprinančių ir energijos suteikiančių poveikių. Jis yra skiriamas suaugusiems ir ypatingai pagyvenusio amžiaus žmonėms. Nerekomenduojama vartoti iki 16 metų. Vartojimas šitas preparatas po valgomą šaukštą iš ryto. Tiek ir jauni, tiek ir pagyvenę, tiek ir seni žmonės dažnai atsikelia be energijos ir dėmesio koncentracijos, ir kartais ir mąstymas sutrikęs, ir tiesiog sutrikęs darbingumas. Tai va šiais visais atvejais ir dar kada prisideda truputėlis ir depresinių, kaip sakant, požymių, labai tiktų šitas preparatas, kadangi jo sudėtyje yra pačios tokios tonizuojančios medžiagų apykaitą veikiančios medžiagos, tokios kaip ir ženšenės, mums visiems labai gerai žinomas, alijošiaus sultys. Alijošius iš tikrųjų tai yra nuostabus augalas, kuris turi daug, sakyčiau, ir fermentų, aminorūgščių, mikroelementus, veikia kaip antioksidantas, iš tikrųjų čia apie jį daug galima šnekėti, tas sultis. Dabar pažiūrėjus toliau ir echinacėja, kurį mes visi žinom kaip tonizuojantį ir apykaitinius procesus veikiantis augalas, jų šaknis. Taip pat, sakyčiau, leuzėja irgi jis naudojamas ir atskirai išleidžiama. Ir dabar visas šitas kompleksas iš tikrųjų tai yra nuostabios, jos labai gerai derinas, tai yra nuostabus vaistas pakelt savo darbingumui, atminčiai, dėmesio koncentracijai ir kažkaip susikaupt, kad žmogus tikrai galėtų jaustis darbingas, energingas ir visi šitie dalykai tikrai labai tinka ir visiems tinka, sakyčiau, ir suaugusiems, ir jaunesnio amžiaus, ypatingai net ir, sakyčiau, studentams labai tinka, kada reikia daug mokytis, kada apkraunam savo galvą, žinių pasisavinimui, tai visai šitais atvejais mes jį turėtum namuose turėti ir naudoti. Šiuo metų laiku daugumas žmonių imunitetas yra labai nusilpęs ir norintiems nesusirgti mes rekomenduojame Griposan preparatą. Į šio preparato sudėtį įeina bičių pikis ir ežiuolė, kurie pasižymi imunomoduliuojančiomis savybėmis, stiprina imunitetą. Taip pat bičių pikis pasižymi prieš virusinių ir prieš mikrobinių poveikių, mažina uždegimą. Taip pat į šį sirupą įeina alavijas, lizinas, liepų žiedų ekstraktas, pušų pumpurų ekstraktas, medus ir aviečių sultis. Jis yra tinkamas suaugusiems ir vaikučiams nuo 3 metų. Sirupo sudėtyje įeina natūralios aviečių sultis, todėl jis yra labai malonaus aviečių skonio ir patinka tiek suaugusiems, tiek ir vaikams. Yra 9 veikliosios medžiagos, bet žinoma, pagrindinai tai čia yra kuris gerai veikia, tai yra bičių pikis. Tai yra natūralus antibiotikas, kuris veikia prieš uždegiminius ir antimikrobinius procesus. Ežiuolė irgi labai populiarus. Tai yra augalas, kuris veikia mūsų imuninę sistemą. Pušų pumpurai tai irgi mūsų liaudės ir medicinų yra labai žinomi. Pušų pumpurai veikia prieš uždegimą, pirmiausia, atsikosimą veikia uždegiminius procesus, antimikrobiniai poveikį turi. Ir vat, kaip čia tai dar trečias liepžiedžiai ir norėčiau pasakyti ir alijošiaus sultis. Tai va šitie visi produktai, kurie įeina kaip pagrindiniai veikliosios medžiagos, jie labai gerai veikia mūsų organizmą ir saugo organizmą nuo uždegiminių procesų, kurie gali vystytis peršalimo eigoje. Ir čia dar įeina be abejo vitaminas C kaip antioksidantas, reiškia, kuris stiprina imuninę sistemą, ir įeina čia medus, tos saldžiosios medžiagos, reiškia, čia, žinoma, jos pagerina, sumažina organizmo intoksikaciją. Tai va šitas bendrai paėmus šitas visas vaistas, aš sakyčiau, kad jis labai geras, ir organizmas jį gali labai lengvai pasinaudoti juo, kad sumažinti visus tuos uždegiminius procesus, kuriuos sukelia peršalimo procesai. O dabar viktorina. Kaip žmogaus organizmą veikia ženšenio ekstraktas? Raminančiai, mažina skausmą ar aktyvina?
Greičiausiai teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimą, kaip žmogaus organizmą veikia ženšenio ekstraktas, pirmas atsakymas raminančiai, antras mažina skausmą, trečias aktyvina. Ir paskambinusiems telefonu 241 5926 dovana namų vaistinėlei Sildital ir Griposan.